jie nori išlaikyti VBE lietuvių kalbos geriau negu išlaikiau aš, ką padariau prieš 3 metus maždaug ant 60 balų, tai klausyk toliau, nes tikrai dariau klaidų. Pirma klaida, kurios tikrai galiuosi, tai kad skaičiau visas knygas, kokias tik tai buvo rekomenduotina skaityti, nes tai man nesuteikė jokios naudos būtent egzamino metu. Kodėl? Tai todėl tiesiog, kad paprasčiausias būdas, kaip sufeilinti egzamino metu, tai yra negalėti išsirinkti iš autorių, nes per didelis pasirinkimas irgi nėra labai gerai. Tai dabar pasakysiu 6 autorius, kuriuos būtina mokėti, kad parašyti egzaminą. Pirmas tai Jonas Biliūnas ir jo kūriniai Kliudžiau, Liūdna pasaka bei Brisiaus galas. Apie sąžinę, kaltę, moralę, žmogaus gerumą bei pasirinkimus. Antras Balios Sruogos Dievų miškas. OG kūrinys apie žmogaus stiprybę, kančią, humorą, tiesiog apie išlikimą. Trečiasis Antanas Škėma ir Balta drobulė. Gyvenimo absurdas, emigracija, vidinė krizė. Ir labai svarbu - tapatybė. Ketvirtas Maironis apie tėvynę, apie pilietiškumą, apie, žodžiu, visus tokius dalykus. Svarbiausi eilėraščiai tai būtų Lietuva brangi, Trakų pilis ir Oi neverk matušėlė. Tai Kristijonas Donelaitis apie darbą, apie žmogaus pareigą. Kūrinys metai yra apie žmogaus tokią atsakomybę, tvarką, tai irgi tikrai labai svarbios temos. Nu, ačiū jums klausimas, nežinau, nes nebežinau, ar Salomėja Nėris yra rekomenduojama arba privaloma, bet aš ją rekomenduočiau dėl to, kad jinai parašius poeziją, kurią tikrai nėra sunku perskaityti, užtruksit labai trumpai, taip, gal užtruksit truputėlį ilgiau, bet gali tikrai pasikonsultuoti su mokytoju, apie ką yra būtent jos ten ta poezija, nes šiaip yra apie meilę, apie pasaulį, apie jausmus, tai irgi labai naudingos temos. Taigi tam, kad išmoktumėt šitus autorius, nu arba tiesiog apie kūrinį labai lengvai, aš rekomenduoju Astra programėlę, kur galite grinai tiesiog susikelti savo konspektus. Nežinau, ką jums ten yra parašęs mokytoja ar patys pasirašę į sąsiuvinį būtent apie tos autorius arba kūrinius. Ir įkelkite programėlę ir jums sukurs podcastą ir galėsit realiai mokytis bet kur ir bet kada. Tai sėkmės!